Hei, sveiki visi! Šiame video noriu jums tik pasirodyti, kokius rinkinukus nusipirkau turguje ir gavau gana labai pigiai. Ten buvo daugiau, bet aš pasiėmiau 3 dėžes, kurios mane suintrigavo arba man patiko. Ten buvo, nežinau kiek tų dėžių, net neskaičiavau, bet buvo didžiulė krūva, gal kokie 10, gal 15. Jie buvo atvežti prie turguje, ten buvo daug visokių žaislų ir prie žaislų radau būtent šias dėžutes gumyčių ir jas pirkau už vieną dėžę, mokėjau tik po eurą. Tai yra labai pigiai, ganėtinai buvau gal daugiau paėmusi, bet aš jau taip nemažai gumyčių turiu ir dėžių, tai nelabai norėjau per daug išsiplėsti. Tai pirmutinė dėžutė buvo tokia, kuri mane suintrigavo labai, nes ją apvertus pamačiau stakles. Ji nėra pilnos komplektacijos, žinoma, bet yra ilgos originalios staklės. Tokios gumytės rožinės ryškios. Čia tokių spalvotų 2. Tokių su blizgučiais, skaidrių, čia tokių oranžinių, čia 2 skyreliai tokių ryškių gumyčių, čia ryški oranžinė ir čia tokia mėlyna, ar tai žalsva, tokia labai graži spalva. Truputėlį dėžutė turi skylę, bet man patiko, kad yra ilgos staklės, jos yra originalios. Ir patiko kiekius gumyčių spalvos. Tai tokia viena dėžutė. Toliau antra dėžutė. Mane labiausiai suintrigavo dėl to, kad čia yra nemažai gumyčių. Buvo vienoj dėžutėje, panaši dėžutė buvo pilna gumyčių, bet jos buvo primaišytas ir buvo tie skyreliai iškritę ir pilna gumyčių. Bet tokių neėmiau. Sakau, išsirinkau tai, kas mane labiausiai sudomino. Tai čia buvo tokių spalvotų gumyčių. Ir svarbiausia, kad buvo rudos spalvos gumyčių, kurių labai retai kada esu vieną pakelį buvau radus, o čia kaip pamačiau, vien dėl to paėmiau, nes tai yra rudos spalvos gumytės. Čia dar tokios yra su tokios, čia kažkokių spalvotų primaišyta. Ir patiko labai, kad buvo tokios su blizgančios gumytės. Tai čia blizgančios, čia blizgančios, čia blizgios, čia blizgios, čia blizgo su blizgučiais. Šios labai blizga, violetinės, tokias mėlynas, daug gumyčių. Tokios ilgos staklės, tokių dar nesu turėjus niekada, jos neišsardo, bet kam va taip yra vienas skyrelis, tai tinka pinti tikrai. Ir buvo krūva kabliukų. Dar mane labai nustebino, nes tai buvo štai tokia ilgio kabliukus. Neįsivaizduoju, kam toks ilgas, bet ilgas. Tai tokia antra mano dėžutė. Tokia antra dėžutė.
Ir trečioji dėžutė mane labai sudomino pamačius čia kabliukus. Ir čia buvo ilgos, tai yra ilgos, sakau, Monster Till staklytės tokios rožinės spalvos. Kabliukas štai toks plasmasinis. Jis yra gan neblogas, bet jis yra plasmasinis. Aš esu tokį turėjus ir jisai labai greit per čia nulūžta, bet šitas irgi tokį turi. Tokį spalvos pakeitimą ir jisai tikrai gali ilgai ir net laikyti. O labiausiai man patiko tai, kad radau metalinį kabliuką. Aš turiu tokį vieną, aš jį pirkau už super krautuvėlės puslapio, bet gaila, kad jų daugiau nebeliko. Kažkaip norėjau tik pabandymų, nusipirkau vieną. O dabar turėsiu antrą. Tai labai šaunu. Dar yra keli plasmasiniai kabliukai. Kažkas bandė pinti kažką tais iš gumyčių. Dar štai toks vat yra kabliukas labai įdomus. Ant jo yra zigzag bands užrašyta. Irgi toks yra įdomesnių. O šiaip daugiau yra visi tokie paprasti gal. Nu, jie tokie truputėlį kitokie negu būna prie rinkinuko. Gal truputėlį tvirtesni, nežinau, bet vis tiek plasmasiniai. Dar yra pora tokių kabliukų. Šie irgi neblogi. Tokį vieną turiu, tik pas mane gal čiut storelesnis jisai. O daugiau visi kiti kaip ir paprasti. Ir čia buvo tokie 2 skyreliai, burbulinės 3, rožinės tokios. Čia primaišyta skaidrių, burbulinių, blizgančių. Čia 2 mėlyni, 2 violetiniai, čia primaišyta. Ir tokia vat karoliukai. Tai sakau, kaip ir sakiau, man norėjosi pasimti visas dėžes, nes kai pamatyti gumyčių vienoje vietoje, tai yra kažkas nerealu. Ir žinai, kad tau patinka pinti ir norisi dar, bet mano ir taip jau nemaža kolekcija, taigi dar pasipildžiau kolekciją 3 dėžėm. Ir kaip sakiau, pasiėmiau tik tas, kurios mane truputėlį suintrigavo dėl spalvų, dėl gumyčių arba dėl komplektacijos. Tai jau taip. Ir štai toks mano video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit, laukit kitų video ir sakau iki.